بگیم. CH Lux Oriente Corona CH ده. Gelin dos maços, nebbiano. Nebbiamo, tas maços nebbiano. Bes liso io. Maço buradaki adaptör nebbiano.
So much I can touch, and my heart used to dream of. Keletą dienų nieko nefilminau. Čia pasiėmėm tokį foteliuką, sakė tai. Pažiūrėkit, toks vaizdas. Wow. Ir čionai kieme yra baseinas. Bet šiandien jau išsikraustom iš čia ir varysim į San Francisco. Oh my god. Čia kiam laipsnių vanduo šitam yra. Šitas viešbutis yra pigiausias ir man pats geriausias, kokį buvom, kada pasiėmė iš to kelionį. Labas rytas, labas rytelis. Keliamės. Atsikelk ir tu, iki vasaros liko tiek nedaug laiko, keletą egzaminų išlaikyti ir viskas. Jautiesi, kad dar šiek tiek trūksta, kad egzaminą išlaikytum puikiai. Nueik į mokosi.lt, pasirink dalyką, kuris tau sekasi šiek tiek sunkiau, pasiimsi keletą pamokų. Visos pamokos vyksta online, tai iš namų niekur išeiti nereikės. Su kodu TLZN dar gausi 10% nuolaidą. Ten susirinkę profesionalūs mokytojai, kurie tau tiksliai viską paaiškins, ko tu dar nesupranti, ir į egzaminą galėsi eiti be jaudulio ir išlaikysi daug geriau, negu dabar tau atrodo. Mokosi.lt, nuorodą palieku description'e. Paliekam savo gražų miestelį, 2 valandas važiuoti iki oro uosto, reikia dar užpilti kuro, palikti mašiną, paliksim dar lagaminus tokiai vietai ir skrisim 4 dienom pabūti į San Francisco. Only in America! Veža namus autostradoje. Žiūrėjau, vienas namas ir antras namas. Yra vienas namas, reikia sujungti. Aha, sujungti ir bus tada vienas? Klausyk, tai kur kraustai? Tai kitą čia miestą. Ai, tai namą pasistatėjai? Ne, tai šitą vežuot. Kadangi prisipirkom čia Ameriką visokio šmučkio ir nebetelponėjus, tai atvarėm į tokią kaip humaną ir nusipirksim dabar lagaminą didelį už $15. Ir dar geras firmas Samsonai. No. Toks lagaminioksas už 15. What do you mean? Dabar lagaminas į lagaminą. Tada tilps kažkas tau. Pala, šitą noriu. Palauk, tuoj. Kur tu dėsi? $12 kainavo lagaminas, nes dar studentų nuolaidą. Šio.
Tai šitus 2 lagaminus paliekam čia tokioj saugykloje 4 dienom. Čia nereikės mums, tikiuosi. Tiesiog tokia sistema ir viešbučiai pasiema, tipo, tą sistemą ir tiesiog tada atvarai viešbutį palikti lagaminą savo. Tai va, ir dabar nereikia mums tų lagaminų nešiotis. Į skrydį pasimti lagaminą kainavo daug brangiau negu tiesiog palikti, tai mes dabar galim keliauti tiesiog su kuprinėm ir kuprinė gali sverti 5 kg, kas yra žiauriai mažai, bet kažkaip bandysim čia. Bandysim kažkaip nuhackinti šitą sistemą. Dar atvažiavom gražinti mūsų rental American car. Dodge Challenger. Šiaip, visai smagu buvo su juo važinėti. Paskutinį kartą užgesinu. Viskas. Bye car. Blemba langus pamiršau. Kai sakiau paskutinį kartą, melavau. Su geru. Dabar į oro uostą su busiuku. Čia, jeigu nepasilieki laiko, tai gali taip lengvai pramisinti skrydį, nes čia belia koks kamštis jau oro uostą. Jo.